Sveiki visi, aš Marija. Gaminam. Mums prireiks pieno, grietinėlės, cukraus, želatinos, vandens želatinai ir svarbiausia vanilės ankštis. Pirmiausiai ant želatinos užpilam šaukštą vandens, pamaišom ir paliekam brinkti. Pasičiumpam puodą, supilam į jį grietinėlę, riebumą kokį mėgstat, liesesnį ar riebesnį, nesvarbu, rinkitės. Taip pat supilam pieną, cukrų, vanilės ankštį, pjaunam per pusę, išilgai praskėčiam per pusę ir išsigramdom sėklytes. Sudedam sėklytes į pieną su grietinėle, visas iki paskutinės. Užsikaičiam, pamaišom, kad sėklytės pasiskirstytų visur. Kaitinam tol, kol pradeda garuoti ir kraščiukose pradeda daugėti burbuliukų. Išjungiam kaitrą, pasidedam į šalį ir išsitirpinsim želatiną. Čia puode turiu vandens, į jį įdėsiu želatiną išbrinkusią ir pašildysiu. Želatina ištirpo visiškai, nebeliko grūdelių. Supilam ją į pieno mišinį. Šiek tiek pieną įpilam į indelį, kad viskas išsiskalautų ir susinaudotų. Išmaišom, kad želatina pasiskirstytų visur. Tuo pačiu ir praauš mūsų mišinys. Pasiimam gražias stiklines ir išpilstom. Ir nešam padėti vėsiai, kad sustingtų. Ir skanaujam.